Kalniečių žinutę išsiuntė ir dabar grįžęs iš jūsų? Iš tikrųjų senai su mano šnekėjom. Žinau, gal nesiskambinsim šį kartą, susitiksim gal. Šiaip iš tikrųjų tas dar vienos rungtynės su Kauno Žalgiriu, pirmosios 3 šį sezoną tokios, sakykime, nekokios buvo, kaip dabar. Tai kažkaip visą sezoną su jais prastai sulošėm šį, pralaimėjom taurę, 2 Lietuvos krepšinio lygos varžybas. Aišku, jie gal geresnėj nuotaikoj, gal galvoja, kad turi panašumą, bet pamatysim viską ketvirtadienį. Kas ką gali. Trenerių pasikeitimas komandoje įnešė kažko tai naujo, jaučiasi dabar komandos treniruotėse, kitas treneris, kitas darbo pokalbis, rengėtės galbūt kitaip šios rungtynės? Aišku, per daugiausiai nieko neprikeitėm, bet kiekvienas treneris įneša savo ir kažką treneris Maskolinis įneša naujo. Kažką bandom tai akcentuoti ir ruošiamės tam Žalgiriui. Ar nėra taip, kad komandai dabar trūksta kažkokio didelio iššūkio, didelės pergalės, tarkim, nugalėtume Žalgirį ir viskas kažkaip stebuklingai pasikeistų, ar negalima stebuklų tikėtis? Galima sakyti, šį sezoną mes neišlošėm nei vienų varžybų tų, kurių reikėjo. Sakant, aišku, išlošėm Panathinaikose išvykoje, bet tai nebuvo, kaip sakant, ta mums lemiama pergalė, kuri galbūt mus būtų pakelėjęs emociškai. Aišku, gal ta vienas tik buvo toks laimėjimas kaip Barcelona, negalėjom, bet tai irgi nebuvo paskutinis toks, nes reikėjo Ciboną išgalėti. Tai aišku, kažkokio tokio emocinio kaip iš žaidimo pusės neturėjom, kad geros pergalės, taip sakant, tai žiūrėsim.